Sveiki, esu Darius Šukys, dirbau VS Fitness klube salės treneriu. Šiandien pakalbėsim apie vieną iš bazinių pratimų, taip vadinamą mirties trauką. Nereikia įsigąsti, tai yra tikrai labai geras pratimas, bazinis pratimas, kuris treniruoja visą kūną. Anksčiau šis pratimas vadinosi sveikatos trauka, bet laikui bėgant jis buvo įtrauktas į jėgos trikovės, vieną iš veiksmų, ir tapo deadliftu arba kitaip mirties trauka. Noriu priminti, kad pradedant atlikti šitą pratimą, kaip ir prieš visus kitus, mes privalom padaryti bendrą pramankštą, sušildyti kūną, sąnarius visus, paruošti raumenių darbui. Kadangi tik tai pakėlė temperatūrą raumens, mes galime tikėtis didesnės jėgos, apsaugoti save nuo įvairių traumų ir netikėtumų. Šis pratimas gali būti atliekamas dviem būdais. Iš klasikinės, taip vadinamos stovėsenos, ir kita stovėsena yra sumo stovėsena. Tai mergaitės labiau mėgsta sumo, nes tai labiau apkrauna vidinius šlaunies raumenis ir daugiau į darbą įjungia sėdmenis. Į ką svarbu atkreipti dėmesį atliekant šitą pratimą? Visų pirma, stovėsena. Svorio centras turi būti kulnuose. Antra, juosmeninė dalis, pilvas, nugara turi būti aptempta, krūtinė pakelta, mentės suvestos atgal. Nugara viso veiksmo atlikimo metu laikom fiziologiškai tiesiai. Pirma klaida, tai žmonės svorio centrą pastumia į pėdos pirštus, kelia dubenį ir iš juosmeninės dalies daro atkėlimą štangos. Labai smarkiai apkraunam juosmeninę dalį, tikimybė gauti traumą. Antra klaida, tai daromas ir dubens pakelimas, ir atliekant veiksmą pabaigoje susikūprina, pertempiam krūtininės dalies, kaklinės dalies lankstelius, irgi tikimybė gauti traumą. Liktai ir veiksmas atliktas taisyklingai, bet paskutiniai fazėje per juosmeninę dalį atsilošiamas smarkiai atgal. Tuo perspaudžiam slankstelius juosmeninėje daly ir labai didžiulė tikimybė gauti traumą. Reikia nepamiršti, kad yra dar kita raumenų grupė, taip vadinami gilieji raumenys, priestuburiniai. Jos taip pat reikia treniruoti ir tai atliekama statikos būdu, išlaikant kūną horizontalėje padėtyje. Idealu, kai žmogus šitą pratimą išlaiko nuo 2 iki 4 minučių. Tai byloja apie jo giluminių raumenų stiprumą. Ir tai labai svarbu ypatingai pradedantiesiems. Tai yra didžiulė prevencija nuo įvairių traumų, nuo išvaržų. Linkiu visiems nebijoti šio pratimo pavadinimo, jis skamba grėsmingai, tai iš tikrųjų yra vienas iš bazinių pratimų, labai naudingas. Svarbiausia, nedaryti klaidų, kurias aš rodžiau, mokinkitės taisyklingos technikos, nekelkite didelių svorių pačioje pradžioje, viskas ateis su laiku. Sėkmės visiems.